Mantas skriejo miesto takeliu savo skūtų, vėjas skutinėjo ausis, o kuprinėje dunksėjo oranžinis kamuolys. Šiandien prasideda mūsų nuotykis, pagalvojo jis ir spraktelėjo pirštais. Lietuva žais Europos čempionate, bus hype. Jis sustojo prie aikštelės, kur jau laukė Indrė, su žaliais raišteliais bateliuose ir plačia šypsena. Skubėkim į areną, tarė Indrė. Noriu pamatyti, kaip Jonas dominuoja baudos aikštelėje, easy peasy, žinant jo jėgą. Ir kaip Rokas paleidžia perdavimus per visą aikštę, tik spėk žiūrėt, pridūrė Mantas. O jei Tadas atidaro tritaškių lietų, tai bus žalia banga. Arenoje triukšmas kilo kaip banga jūroje. Vėliavos plazdėjo, plojimai ritmiškai kaupėsi it būgnai. Mantas ir Indrė atsisėdo aukščiau, kad matytų visą vaizdą. Nuo pirmo švilpuko iki paskutinės sekundės. Žiūrėk, išeina mūsiškiai, sumurmėjo Mantas. Jonas Valančiūnas, aukštas kaip bokštas, ramus it akmuo. Šalia Rokas Jokubaitis, greitas žvilgsnis, greitos rankos. Pradžia. Pirmasis kėlinys ėmėsi tarsi šuolis į vandenį. Jonas pasisuko, galingai atsirėmė į varžovą ir pelnė 2 taškus su pražanga. Publika sprogo nuo džiaugsmo. Rokas staigiai keitė kryptis, tarsi čiuožtų ant ledo, ir pakišo kamuolį po krepšiu Ignui. Lengvas dėjimas. Tadas atsilaisvino kampe, tritaškis. Tyla prieš audrą. Tinklas. Taip ir laikyt, sušuko Mantas. Srautas. Flow. Dar vienas perdavimas ir blykstelėjimas. Rokas tikras aikštelės dirigentas, pridūrė Indrė. Kai komanda girdi vienas kitą, viskas klijuojasi. Pertrauka. Komanda susėdo ratu. Trenerio balsas ramus, bet tvirtas. Jonas linktelėjo tarytum akimirksniu, nuleisdamas į žemę visą įtampą. Dirbam paprastai, bet švariai, pasakė jis. Kamuolys draugui, gynyba kaip klijai. Kiekvienas metimas sąžiningas darbas, kiekviena klaida pamoka. Rokas žvilgtelėjo į jaunesnius sirgalius tribūnoje. Mūsų jėga bendrystė. Būnam ramus ir alkani, tada ir žaidimas pats ateina. Margiris mostelėjo. Kalbam gynyboj, dengiam vienas kitą. Paprasta kaip 2x2. Ignas šyptelėjo. Kai kvėpuoji kartu, komanda tampa širdimi. Grįžę į aikštę, mūsiškiai atsinešė šviežio oro. Mantas skaičiavo tardavimus, 1, 2, 3. Kamuolys judėjo taip sklandžiai, kad varžovai atrodė lyg vijurkas vijosi šešėlį. Tadas pataikė iš toli, tribūną sugaudė. Jonas atmušė varžovo bandymą prie lanko, tarsi uždarytų duris prieš nosį. Rokas perėmė kamuolį ir užmetė aukštą kepurę. Jonas ore sugriebė ir švelniai sudėjo taškus. Tai choreografija, sušnabždėjo Indrė. Krepšinis kaip šokis, natos perdavimai, ritmas gynyba. Lūžio akimirka. Ketvirto kėlinio pradžioje varžovai priartėjo. Triukšmas pakilo, nervai sugrojo aukštomis natomis. Mantas suspaudė delnus. Laikykitės, vyrai. Indrė kilstelėjo smakrą. Laikrodis degė, likus 30 sekundžių. Trapi persvara, treneris paprašė minutės pertraukėlės. Ratas delnai susiliečia, pasitikėkim, apsisaugom ir uždarom rungtynes, nuskambėjo paprastai. Grįžę į aikštę jie kalbėjo akimis. Rokas tempė laiką, Jonas suteikė sieną, Tadas klaidino gynėją,
Ignas pjovė į laisvą zoną, Margiris pasiruošė kampui, papildomas perdavimas, dar vienas, kol varžovų gynyba pasimetė. Laisvas metimas, tinklas. Paskutinė gynyba. Jonas atstovėjo kaip uola, Ignas pridengė liniją, Rokas išmušė ritmą, Tadas uždengė kampą, Margiris surinko kamuolį ir jį priglaudė, kol sirena sugrojo paskutinę natą. Šventė ir pažadas, triukšmas persiliejo į dainą, vėliavos kilo, delnai degė. Mantas ir Indrė apsikabino. Tai dėl ko verta svajoti, tarė Mantas, ne tik dėl taškų, dėl komandos, dėl pasitikėjimo, dėl to ritmo širdyje. Ir dėl darbo, linktelėjo Indrė, dėl ryto ankstyvo, dėl šuolio dar vieno, dėl paprasto mes kartu. Aikštėje žaidėjai ėjo pro sirgalius. Jonas pamojo vaikams. Dirbkit, mylėkit žaidimą, pasakė jis trumpai. Rokas nusilenkė tribūnoms, Tadas mostelėjo kamuoliu, Ignas suplojo su pirmose eilėse sėdinčiais mažyliais. Margiris pakėlė nykštį, tikėkit. Išeidami iš arenos, Mantas ir Indrė užšoko ant skūtų. Miestas ūžė, bet jų galvose skambėjo tik krepšinio ritmas. Grįžtam į aikštelę rytoj, tarė Mantas, kartot judesius, kol taps savaime suprantama. Kol taps paprasta, šyptelėjo Indrė. Easy peasy, po 100 kartojimų. Vakaro tyloje jie spardė kamuolį, kol dangus nusidažė violetiškai. Pavargę bet laimingi, sustojo ir pakėlė akis. Ačiū, sušnabždėjo Mantas aikšteliai, kuri matė jų pirmą drąsą. Ate, sumirksėjo Indrė. Rytoj grįšim su nauju ritmu. O kažkur toli, šviesų jūroje, arena jau ruošiasi kitai dienai. Krepšinis alsavo ramiai. Svajonės tyliai augo. Dėl Tristas Trapau, Mantas ir Indrė